Sveiki, su jumis sveikinasi Dainius, kaip ir visada tradiciškai apžvelgsime svarbiausius savaitės įvykius finansų rinkose, na ir dabartinį kontekstą. Praėjusios savaitės svarbiausias įvykis, bene svarbiausias įvykis buvo Japonijos centrinio banko ataskaita ir būtent iš monetarnės politikos konferencijos visi laukiame kažkokių tai galbūt pokyčių dėl monetarnės politikos. Ar tai papildomo palūkanų normų mažinimo, ar tai, sakykime, papildomo monetarinių stimulų paskelbimo. Na ir Japonijos centrinis bankas iš tikrųjų neišnaudojo tos progos ketvirtadienį, yra palikta dabartinė monetarinė politika, tačiau mes turime tokią situaciją, kad Japonijos nacionalinė infliacija siekia minus 0,3%, tai yra defliacinis periodas, išlaidavimas namų ūkių taip pat mažėja, mažmeniai pardavimai mažėja ir tai yra tikrai puikūs signalai, kurio indikuoja, kad Japonijos centrinis bankas privalės imtis papildomų monetarinių stimulų ir šios konferencijos metu iš tikrųjų buvo kalbama apie tai, kad galbūt birželio mėnesį Japonijos bankas imsis papildomų priemonių, įvertinamas dabar, sakykime, iki birželio mėnesio pasirodysiančius rodiklius. Tai iš tikrųjų dar tokios vietos yra ir iki birželio mėnesio stebėti Japonijos infliacijos rodiklius ir visi rodikliai, kurie susijęs su infliacija, bus ypatingai svarbu. Na ir žinoma, kaip ir kalbėjomės praėjusią savaitę, rinkų dalyviai iš anksto vertino tokią galimybę, kad, sakykime, Japonai gali imtis papildomų stimulų ir ta galimybė iš tikrųjų centrinis bankas nepasinaudoja, reiškia rinkų dalyvių stipriai nuvylė ir Japonijos jenos stiprų brangimą pamatėme, ypatingai dolerio jenos poroje, nes praėjusį trečiadienį mes turėjome ir Federalinio rezervų banko konferencijos protokolus. Protokolai iš tikrųjų matyti, kad centrinis bankas ir toliau kalba apie palūkanų normų didinimo galimybės, tačiau labai aptakiai ir iš tikrųjų tiesiog vienintelis, ką galima pasakyti daugiau tokiai teigiamas, buvo užuomazgos apie globalios ekonomikos vystimasis, tačiau rinkų dalyviams svarbiausia dabar buvo pamatyti ar birželio mėnesio konferencijos metu, ketvirtinės konferencijos metu, centrinis bankas ryšis didintis palūkanų normas. Na, iš tikrųjų jau seniai mes matome, kad rinkų dalyviai birželio mėnesio tikimybę vertina labai, sakykime, nulinė, galima sakyti, birželio mėnesio tikimybė, kad palūkanų normos gali didėti ir dabar artimiausios konferencijos metu, tačiau, sakykime, jau metų pabaigoje gruodžio mėnesio rinkos dalyviai vis dėlto dar tikisi, kad bent jau vieną kartą centrinis bankas bus pajėgus didinti palūkanų normas. Tai yra toksai rinkos sentimentas, na, sakykime, tai, ką kalba centrinis bankas, na, ne visą laiką sutampa su tuo sentimentu, kaip jaučia rinka iš tikrųjų, kadangi rinkos dalyviai artimesnių periodų įvertina kiekvieną ekonominį rodiklį, vis dėlto centrinio banko konferencijos vyksta kas ketvirtį, tos pagrindinės, kur būna gyvai centrinio banko vadovės pasisakymai. Dėl to, sakykime, per tą laikotarpį reikalinga fundamentaliai stebėti, reiškia, įvykius rinkose ir pagal tai pasidaryti sentimentą artimiausių metų, stebėti didžiųjų spekuliantų pozicijas, na ir panašius dalykus daryti. Tai iš tikrųjų doleris Japonijos jena dabar prasidėjo didžiulis kritimas ir praėjusią savaitę mes matėme, na, milžiniškus iš tikrųjų ir akcijų indeksų nuosmukius, iš tikrųjų ir Nikėjaus indeksas ir jau, sakykime, penktadienį didelis nuosmukis ir praėjusią visą savaitę pakankamai ženkliai smuko DAXas, Vokietijos akcijų indeksas lygiai taip pat, pamatėm nemažą smukimą ir amerikietiškų akcijų indeksai lygiai taip pat. Tai iš tikrųjų toksai, galima sakyti, risk-off sentimentas persidavė į rinkas, na ir tokio risk-off sentimento metu, aišku, doleris pinga prieš Japonijos jeną ypatingai, na ir aišku, kitas dalykas, doleris pinga prieš euro dolerio poroje, kadangi euras šiuo metu yra vadinama funding currency, tai yra būtent su nuliniam palūkanų normų, Amerikos palūkanos yra didesnės, dėl to, kada yra risk-on sentimentas, daugiau tikėtinas dolerio brangimas prieš eurą ir risk-off sentimentų metu euro brangimas prieš dolerį. Na ir ateinančią savaitę mes turėsime vėlgi krūvą svarbių ekonominių pranešimų. Iš tikrųjų, pastaruoju metu mes turėjome geresnius darbo rinkos rodiklius. Pirmas mėnesio penktadienis ateinančią savaitę, kaip visada tradiciškai yra svarbi diena rinkų dalyviam. Jeigu taip vertinant prieš tai dvi buvusias ataskaitas, na, iš tikrųjų naujų darbo vietų sukurta po 200, daugiau kaip 200 tūkstančių. Iš tikrųjų, pakankamai įspūdingi iš tikrųjų yra rezultatai. Vidutinis atlyginimų augimas irgi, sakykime, praeitą kartą per praėjusį paskelbimą jisai augo daugiau negu, sakykime, buvo prognozuota, tai geras rodiklis. Bedarbystės lygis šiek tiek padidėjo, bet vis tiek centrinis bankas kas link
darbo rinkos rodiklių galima sakyti, kad yra pasiekęs pilnai savo mandatą. Šiuo metu pagrindinis galvos skausmas yra globalios ekonomikos vystimasis ir žinoma infliacijos nedidėjimas šalyje, kadangi pastaruoju metu mes turime silpnesnius rodiklius, na ir ypatingai gamybos, pramonės sektorius prastesnis rodo rezultatus. Kitas dalykas, matome pastaruoju metu labai stipriai mažėjančias pelno maržas iš kompanijų, dėl to S&P 500 indeksui, na, grėsia, sakykime, didesnis kritimas, didesnė korekcija. Na ir čia praėjusią savaitę kaip tik nagrinėjau būtent įvykius, kaip prasideda finansų krizės, pastarąsias 6 finansų krizės atgal. Na ir paprastai per pastarąsias 6 ir netgi daugiau finansų krizių, jeigu žiūrint atgal, visų pirma prasidėdavo pelno maržų mažėjimas iš kompanijų, na, paskui tas persiduodavo į didelį griūtį akcijų rinkose, na ir privesdavo prie finansų krizių. Tai šiuo metu mes turime, na, keletą, jau berods 8 mėnesius iš eilės, kaip pelno maržos iš tikrųjų mažėja Amerikos kompanijų, o S&P 500 indeksas yra viršūnėse, dėl to čia mes irgi turime, sakykime, galimybę matyti didesnį išpardavimą amerikietiškų akcijų indeksuose. Na ir ateinančią savaitę, žinoma, pirmas mėnesio penktadienis jisai turėtų stipriai, sakykime, tam, kad dolerių buliai sugrįžtų į rinkas, turėtų stipriai, reiškia, nustebinti teigiamai. Tai reiškia, mes turime sulaukti pakankamai ženklaus atlyginimų didėjimo, reiškia, naujų darbo vietų įkūrimo gerėjimo. Na ir aišku, turėtumėm pamatyti, kad paslaugų sektorius atrodo gražiai. Tai ateinančią savaitę paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indekso rodiklis trečiadienį bus bene svarbiausia naujiena iš Amerikos. Na ir žinoma, turėsime dar ir bedarbystės lygio paraiškas, bet atlyginimų augimas dar yra svarbesnė naujiena. Tai sakykime, atlyginimų augimas ir paslaugų sektoriaus situacija bene svarbiausios naujienos, kas liečia Amerika. Iš Australijos taip pat bus pakankamai svarbių naujienų. Praėjusią savaitę iš tikrųjų Australijos infliacija stipriai nustebino neigiamai. Tai yra būtent vartotojų kainų indeksas smuko, taip pat gamintojų kainų indeksas smuko. Kinijos gamybos sektoriaus ir paslaugų sektoriaus rodikliai šį sekmadienį būtent išėjo iš tikrųjų prastesni negu kad buvo prognozuojama. Tai čia yra statistikos departamento duomenimis, tačiau mes turėsime šią savaitę ir Kaihin, tai yra būtent Market Economics instituto pateikiami gamybos sektoriaus duomenys iš Kinijos ir čia bus, galima sakyti, dar svarbesnis rodiklis. Jeigu čia išeis prastesnis, gali tai neigiamai paveikti žaliavinės valiutos. Australijos dolerį, ypatingai prieš Japonijos jeną, dabar jau matome tą tendenciją, Australijos dolerį prieš, sakykime, eurą, taip pat, sakykime, Naujosios Zelandijos dolerį, na ir Kanados dolerį, visos žaliavinės valiutos. Ir ateinančią savaitę antradienį būtent Kanados, tai yra Australijos centrinis bankas, skelbs palūkanų normos. Po tokių prastesnių infliacijos rodiklių, kadangi iš Australijos infliacija yra skelbiama kas ketvirtį, galima tikėtis, reiškiasi, kad šį kartą palūkanos bus paliktos tos pačios, tačiau galimai per patį protokolą centrinis bankas užsimins apie tokią galimybę. Na, iš tikrųjų, Australijos bankų šiuo metu neturėtų patikti paties Australijos dolerio, kaip valiutos brangimas prieš Amerikos dolerį ypatingai iš tikrųjų. Ir čia, sakykime, gali būti bent jau tas toks verbalinis bandymas, reiškia, įsilpninti valiutą per konferencijos protokolus. O šiaip, aišku, palūkanų normos iš Australijos kol kas yra, na, rekordiškai žemos ir tai yra labai konservatyvus centrinis bankas, kas liečia palūkanų normų reguliavimą. Tai, bet vis dėlto šita, na, konferencija bus ypatingai svarbi, ypatingai po tokių prastesnių infliacijos rodiklių. Ir žinoma, ateinančią savaitę iš Australijos turėsime ir prekybos balanso duomenis iš Naujosios Zelandijos. Na, žodžiu, tokia savaitė ir žaliaviniams valiutoms svarbi ir, sakykime, kas liečia Amerikos dolerį, ypatingai svarbi dėl paslaugų sektoriaus ir darbo rinkos rodiklių. Toliau, sakykime, kitas dalykas, kas liečia Anglijos svarą. Vėlgi, ateinančią savaitę mes turėsime paslaugų sektoriaus užsakymo vadybininkų indekso paskelbimą, reiškia pramonės, gamybos sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksą ir statybų sektoriaus užsakymo vadybininkų indeksą. Labai svarbu stebėti, kaip paslaugų sektorius atrodo Anglijoje. Būtent ketvirtadienį bus skelbiami rodikliai. Pastaruoju metu išeinantis blogesni rodikliai, tačiau rinkų dalyviai šiuo metu fiksavosi short pozicijų pelningumus ir GBP USD pakankamai neblogai koregavus. Žinoma, apklausos Brexit ir toliau rodo, kad pirmauja, reiškia, tie šalininkai, kurie yra už pasitraukimą iš ES, dėl to šita valiuta Anglijos svaras lieka toliau, sakykime, tokio daugiau riziką mėgstantiems, na, tikrai, sakykime, rizikingesnė. Esant tokiai mažų palūkanų normų aplinkoje, būtent kada ateinančią savaitę, kas liečia eurą, mes taip pat turėsime Mario Draghi konferenciją. Tai Mario Draghi pasisakymai ypatingai svarbus
svarbus dėl monetarnės politikos, kokie yra planai, ar yra planai dar mažinti palūkanų normas, gali stipriai įtakoti euro judėjimus, ypatingai euras Japonijos jena, tuomet turėtų potencialą pigimui. Na ir jeigu dar vienas centrinis bankas užsimintų apie galimą dar, sakykime, papildomą palūkanų mažinimą arba papildomų stimulų įvedimą, auksas vėlgi lieka bene įdomiausias instrumentas. Na jau keletą savaičių iš eilės, net ne keletą savaičių, keletą mėnesių nuo praeitų metų, sakykime, pabaigos, sakau, kad auksas yra vienas iš įdomiausių instrumentų šiuo metu ir jisai pilnai pateisina šitą prognozę, prasimušta pro, sakykime, ilgai trukusią korekcinę struktūrą. Dėl to artimiausių metų kainos tikslas yra $1,300 už unciją, $1,350 už uncijas, tokio tikslo laukiu. Na ir artimiausių metų rinkos atidarimo netgi metu iškart po korekcijų, nedidelių netgi korekcijų metu žiūrėčiau tik tais pirkimo pozicijų, faktiškai netidėtina, nes netgi orderis, kur reikalingas didesnis stop lossas, aišku, mažesnė pozicija, po didesnių korekcijų didesnė pozicija, na tikrai yra pakankamai stiprus breakoutas, sentimentas auksų yra šiuo metu tikrai teigiamas. Doleris Šveicarijos frankas ateinančią savaitę, taip pat ir Šveicarijos centrinio banko vadovas Jordanas turės pasisakymus, tačiau bendra dolerio franko tendencija lems daugiau, sakykime, bendra dolerio perspektyva, dėl to artimiausių metų dolerio franko poroj laukčiau smukimo iki 95, ieškant pirkimo pozicijų. Ilgalaikis sentimentas žinoma, kad yra teigiamas, nes taip silpnėjant eurui, kaip sakykime, šiuo metu mes turim euras prieš Anglijos svarą, euras prieš Japonijos jeną, euras prieš Šveicarijos franką. Na, Šveicarijos centrinis bankas gali būti priverstas daryti intervencijas į rinką. Dėl to visos valiutų poros su Šveicarijos franku daugiau žiūrėti teigiamam sentimentui, bet tik tai po didesnių korekcijų kol kas, nes volatilumas rinkos yra padidėjęs. Doleris Japonijos jena įvyko gražus breakoutai, šiaip kaip ir prognozuota prieš FOMC konferenciją dolerio pigimas, tik tai tiek, kad Japonai neįvedė jokių priemonių ir tada tas kritimas iš tikrųjų gali tęsti, šiuo metu tikrai pagreitį rinkai gauna ir taip aš galvočiau iki 105.00 palaikymo galimas kritimas. Kol kas kainos elgesys pilnai rodo kritimą, reiškia, nėra sustojimo signalų, dėl to po korekcijų nedidelių netgi, nes tai yra stipraus pramušimo ciklas kontekstas, ieškočiau tik tai sell pozicijų dolerio jenos poroje. Reiškia, dolerio jenų yra tokie dalykai, kurie padeda dolerio jenos, sakykime, pigimui, tai pirmiausia yra 10 metų Amerikos bondų pajamingumo, reiškia, mažėjimas kainai kylant, toliau yra Nikėjaus indekso išpardavimas absoliutus ir aišku, su S&P 500 indekso smukimas. S&P 500 indeksas nors ir nenoriai vis dėlto smunka, vis dėlto svarbioji pasipriešinimo zonų indeksas yra, sentimentas yra daugiau neigiamas, dėl to artimiausių metų, jau net rinkos atidarimo metu po tokių Kinijos duomenų prastesnių laukčiau iš karto sell pozicijų, jeigu rinka koreguotųsi daugiau nuo 2.077, 2.080 zonai, pramušimo metu nesivyti geriau rinkos, nes rinka labai daug dvipusio judėjimo kontekste, dėl to tik tai po didesnių korekcijų sell su 2:1 ir didesnių pelno nuostolio santykių. Kas liečia eurą dolerį, euras doleris toliau lieka intervaliniai prekyboje, iš tikrųjų kilimas, nėra kylanti tendencija, kol kas labai ryštis prie šitos kilimo krypties nereikėtų. Laukčiau kainos kilimo link 1.1500 ir sell pardavimo pozicijų su 2:1 santykių. Pasikoregavus daugiau iki 1.1360, vėlgi pirkimų. Tarsime, galioja toliau daugiau prekybos į dvi pusės, reiškia, tokia strategija. Kas liečia eurą Anglijos svarą, iš tikrųjų, euras GBP poroje mes turėjome labai gražų, sakykime, kritimą, kuris, nėra krentantis trendas, bet krentantis mikrotrendas. Šiuo metu koreguojasi rinka, ir ateinančios savaitės Mario Draghi komentarai labai svarbus. Draghi greičiausiai savo retoriką stengsis paveikti eurą neigiamai. Iš tikrųjų, nuo įvestų stimulų kovo mėnesį situacija eurozonai, nestipriai iš tikrųjų taisosi, keletas rodiklių išėjo tokių daugiau optimistiškesnių, bet bendrai tai yra tikrai skirtingi rodikliai, miksuoti, nėra taip, kad būtų geresni, daugiau netgi, sakykime, yra prastesnių rodiklių, kas liečia infliacijos augimą, jos tiesiog to infliacijos augimo nėra, kas liečia Vokietijos pramonės rodiklius, atrodo nekaip, reiškia verslo pasitikėjimų indeksai, tikrai neatrodo labai įspūdingai geri, dėl to euro GBP poroj laukčiau kilimo link 7.6
7,850 ir išsikvėpimo atveju sell su 2:1 pelno nuostolio santykiu. USD Kanados doleris, na, iš tikrųjų, sentimentas šiai valiutų porai daugiau teigiamas dėl bendro galimo ateinančią savaitę žaliavinių valiutų pigimo ir iš tikrųjų laukčiau šitoje vietoje, na, labai daug volatilumo iš kainos elgesio matyti pastaruoju metu USD CAD poroj, reikalingas, na, stipresnis išsibalansavimas į viršų rinkų ir, na, ir paskui po didesnės korekcijos žemyn būtų jau galima žiūrėtis per pirkimo pozicijų prieš trendą su 2:1 ir didesniu pelno nuostolio santykiu. Prieš trendą yra visą laiką tikimybė mažesnė, bet tada mes turim poziciją, kuri turėtų uždirbti žymiai daugiau negu kad rizika. Australijos doleris poroje mes turime daug dvipusio judėjimo, visiškai nėra, kad šitas kritimas tai būtų tendencija, krentanti banga intervaliniam judėjime, nereikėtų ryštis nei prie kritimo, nei prie kilimo krypties, na ir ateinančią savaitę laukčiau kainos kilimo link buvusios viršūnės, netgi šiek tiek virš jos, laukiant Australijos palūkanų normų paskelbimo sell su 2:1 ir didesniu pelno nuostolio santykiu, na ir iš tikrųjų nesumažinus palūkanų normų greičiausiai ateinančią savaitę, paskui jau žiūrėčiau pirkimo ties dugnais iki 77-70. Iš karto rinkos atidarimo metu, jeigu rinka mėgintų kristi iki buvusių dugnų 7,550, būtų galima žiūrėtis buy pozicijų vėlgi su 2:1 santykiu. Ir toliau galioja dvipusio judėjimo kontekstas, dvipusio judėjimo prekybos taisyklės ir nuo bangų ekstremumų galima prekyba, na, kol kas iš tikrųjų į abi pusės. GBP USD pora yra pakankamai rizikinga šiuo metu dėl fundamentikos ir iš tikrųjų šioje poroje, na, tiesiog jeigu turėjote pirkimus, siūlyčiau fiksuotis pozicijas ir kol kas laukti, kol kas neutraliai ir aplamai tuose neieškoti pozicijų GBP USD poroje. Varis, na, yra, sakykime, šis metalas labai gražiai pasiekė intervalo viršūnę, kaip ir buvo prognozuota, ir laukčiau kainos kilimo link 2.300, pilnai iki 2.300 ir pardavimo pozicijų dėl, sakykime, bendro sentimento žaliavoms neigiamo. Euras su Japonijos jena sentimentas lieka neigiamas, stipriai neigiamas ir laukčiau tik tai sell pozicijų po korekcijų. Šiuo metu kaina yra palaikymo zonai, pramušus ją didesnės korekcijos metu sell su 2:1 ar pelno nuostolio santykiu galima, ten stipraus breakouto konteksto turime. Šiaip aišku, doleris jena pora šiuo atveju yra įdomesnė. Tai toks bendras būtų vaizdas iš ateinančios savaitės, kaip ir sakiau, pagrindinis akcentas Amerikos rodikliai, darbo rinkos paslaugų sektorius, kas liečia Australiją, mažmeniai pardavimai, tai, bet pirmiausia, aišku, monetarinės politikos duomenys iš Anglijos paslaugų sektoriaus, užsakymo vadybininkų indeksas, na ir aišku, Mario Draghi konferencija jau pirmadienį. Tai tiek svarbiausių įvykių ateinančią savaitę, geros prekybos visiems, sėkmės.